Labas rytas. Sveiki, brangūs mokiniai. Ir šiandien turime klausimą. Tai kas yra ta daugybė? Ką mes su ją galime padaryti ir kaip jinai veikia? Tai mes jau mokėmės sudėti dalykus, tai šiandien mokysimės dauginti. Tai va, tai daugybė yra, kai mes kažkiek kartų tą patį pakartojame. Pavyzdžiui, paimkime tokį pavyzdį. Turime šituos rutuliukus, gerai? Bus tokime veiksmas toksai. 2 kart 3, gerai? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime 3 kartus. Tai tarsi mes 2 kažkokius dalykus 3 kartus paimam. Aš noriu, tarkim, paimti 2 kamuoliukus, bet 3 kartus. Tai paimu 2 ir dar 2. Tai parodysiu pavyzdys šitais kamuoliukais. Tai čia yra 2 kamuoliukai, čia yra 2 kamuoliukai ir čia yra 2 kamuoliukai. 3 kartus po 2 kamuoliukus. Tai iš viso, aš galim sudėti, ar ne? Va. Aš pasakysiu įdomų dalyką. Ir gausime 6. Tai iš esmės 2 kart 3 yra 6. Kažkas yra pajuokavęs, kad daugybė tai tiesiog susireikšminusi sudėtis. Taip. Tai reiškia, kad mes 2 dalykus 3 kartus paimsime. Gerai? 2, 2 ir 2. Tai va. Dar reikės išmokti mintinai daugybos lentelę. Nes kol kas atrodo šiuo metu yra lengviau sudėti. Bet ilgainiui, kai bus didesni skaičiai, mes išmoksime dauginti. Ir bus truputį lengviau. Pavyzdžiui, jeigu būtų tokia užduotis, kiek bus 7 kart 4, ar ne? Čia toks didesnis veiksmas, ar ne? 7 kart 4 atrodo labai daug. Tai reiškia, kad mes 7 paimam 4 kartus. Tai 7 kart 4. Tai reiškia, jeigu moka dauginti gerai, bet jeigu nemoka, tai tarsi 7, 4, tai 7 ir dar 7, ir dar 7, ir dar 7. Tai iš to bus 7, plus 7 bus 14, dar 7 bus 21 ir dar 7 bus 28. Gerai, bet aš tuoj paimsiu kitokį pavyzdį su truputį mažesniais skaičiais. Ir papasakosiu, kodėl kartais geriau yra išmokti dauginti negu sudėti. Nes, pavyzdžiui, šiuo atveju gali atrodyti, oi, ta daugybė, taigi paprasta, mes galim skaičiuoti. Galim skaičiuoti, kad čia yra, žiūrėkime, yra 1, pakeiskime spalvą, yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamuoliukai. Kam mums dauginti? Na, dauginam dėl to, kad kartais gali būti didesni skaičiai. Pavyzdžiui, turime šitą šokolado plytelę, gerai? Ir gali jūsų paklausti, tai kiek čia iš viso yra mažų šokolado gabalėlių, ar ne? Tai, kad žinotume, kiek yra, mes galim, pavyzdžiui, skaičiuoti visus, žinote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, labai daug skaičiavimo. Galime kitaip padaryti, mes galim pažiūrėti, kad šitaip yra 6, o šitaip yra 4 gabaliukai. Gerai? Tai mes tarsi turime po 6 gabaliukus 4 kartus. Gerai? Mes tiesiog galime sudauginti 6 kart 4. Taip, 6 kart 4 ir gausime mūsų atsakymą. Tai 6 kart 4 gausime 24. O kokie dideli skaičiai. Kas yra įdomu, kad mes galime žiūrėti ir kitą pusę. Mes galim galvoti, kad kodėl mes skaičiuojam 6 gabaliukus? Gal aš noriu skaičiuoti 4 gabaliukus. Taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai reiškia, kad mes turime 4 gabaliukus kart 6 gabaliukus. Ir gausime taip pat 24. Tai va, tai kai mes dauginame skaičius, mes vadinam juos dėmenimis. Taip? Arba dauginamaisiais dėmenis. Mes dauginame ir gauname sandaugą. Gerai, gauname sandaugą.
Ir labai yra įdomu, mes galim sukeisti juos vietomis ir vis tiek gausime tą patį atsakymą. Ir kartais mums lengviau atlikti veiksmus, jeigu tai žinome. Pavyzdžiui, būtų užduotis, kiek bus 2 11 kartų, ar ne? Tai lygiai tas pats, kas 11 kart 2, ar ne? Ir mes gausime 22. Tai va, tai mes galime sudauginti ir gausime taip 22. Tai va, čia kad nereiktų kiekvieną kartą dėti atskirai. Na, pabandom dar spręsti tokį uždavinuką. Tarkime, mes čia turime obuolius pintinėse. Yra obuoliai pintinėse. Ir kiek vienoje pintinėje yra obuolių? Paskaičiuokime. Yra 1, 2, 3, 4, 5 obuoliai yra vienoje pintinėje. O kažkaip tai žalia spalva gal nelabai aiškiai ir matosi. Na, ką jau padarysime, galbūt pakeisime į kokią nors kitokį ilgainį. Galbūt geriau matysis. Gerai, bet nesvarbu. Taigi, turime kažkokią kitokią spalvą. Gerai, bet nežinau, galbūt raudonai iš tikrųjų geriausia. 1, 2, 3, 4 ir 5. Gerai, dabar klausimas, kiek iš viso yra obuolių 3 pintinėse kartu sudėjus? Tai mums, kad nereiktų skaičiuoti kiekvieno obuolio atskirai, mes galim tiesiog pasižiūrėti, gerai, jeigu čia yra 5 ir čia yra 5 ir čia yra 5, visur yra tiek pat, tai mes turim 5 obuolius 3 kartus. Taigi, 5 obuoliai kart 3 ir gausime sandaugą šitų dauginamųjų. Gausime sandaugą ir gausime iš viso 15 obuolių. Tai va, dar galėsime pasimokti daugybos lentelę, bet iš esmės mums yra svarbu žinoti, kas yra daugyba. Tai tarsi, kad mums nereiktų sudėti kiekvieną kartą atskirai, mes galime išmokti dauginti. Ir, pavyzdžiui, taip žmonės gali dauginti didelius dalykus. Tai jeigu, pavyzdžiui, matote didžiulis dangoraižis, stiklinis namas, yra pastatas, pavyzdžiui, yra daug langų šitaip ir daug langų šitaip. Nereikia kiekvieno lango atskirai skaičiuoti. Mes galime skaičiuoti, kiek yra langų šitaip ir kiek langų yra į viršų, sudauginti ir gauti, kiek iš viso yra langų. Labai patogu. Tai va, tai daugybė iš tiesų mums supaprastina didesnių skaičių veiksmus. Sudėtis yra paprasta su mažais skaičiais ir paprastais veiksmais, bet daugybė bus naudinga, bus daugiau veiksmų ir didesni skaičiai. Tai va, tikiuosi, kad truputį aiškiau ir pabaigai duosiu porą uždavinių pasikartojimui. Gerai? A, B, C ir D. Gerai, čia bus mūsų šitie uždavinukai ir pabandykime juos paspręsti. Kiek bus 3 kart 3, ar ne? Kiek bus, pavyzdžiui, 5 kart 4, puiku. Kiek bus 7 kart 10, gal aš tai mokytas, kitą pamoką daugiau apie tai pakalbėsime. Ir paskutinis bus, kiek bus 8 kart 3. Gerai, tai lauksim atsakymo komentaruose ir sėkmės su daugyba. Iki.